Taip, mes stebime vieną mūšį po kito. Tačiau Europa turi daug didesnę Rusijos finansų kontrolę nei daugelis mano. Štai kokia situacija. Man nepatinka karas. Ypač man nepatinka, kad du reikšmingi karai vyksta tuo pačiu metu, nes patinka mums tai ar ne, mes stebime, kaip prieš mūsų akis vystosi pasaulinis karas. Ar tai, ką matome, taps trečiuoju pasauliniu karu, dar paaiškės. Nors vilioja sieti juos su dronais ir priešdroninėmis sistemomis, stipresni juos siejantys ryšiai susiję su žemiškesniais dalykais. Pinigai. Matote, čia veikia įdomus domino efektas, jungiantis Hormūzo sąsiaurį, JAV prekybą su Indija ir galiausiai kovas Ukrainoje. Esu tikras, kad jau girdėjote, kokia tai finansinė nauda Kremliui šiuo desperatišku laikotarpiu. Aš noriu aptarti, kad problemos šaknys subtilesnės nei atrodo ir kokios tinkamos atsakomųjų priemonių galimybės esant šioms aplinkybėms. Kaip minėjau, Europa gali sušvelninti daugumą šių problemų. Prisisakite diržus. Laukia tikri amerikietiški kalneliai. Pradėkime nuo pagrindų. Jungtinės valstijos siunčia pajėgas į Iraną. Izraelis nužudo Ayatollah. Kas liko iš Irano vyriausybės, sako, mums tai visai nepatinka ir faktiškai uždaro Hormūzo sąsiaurį. Turiu sakyti faktiškai, nes Iranas teigia, kad sąsiauris atviras visiems, išskyrus Izraelį ir JAV, nors tik apie 5% per Hormūzą gabenamos naftos keliauja į Ameriką. Turiu sakyti faktiškai, nes Heksetas tvirtina, jog sąsiauris atviras, o laivybai trukdo tik tai, kad Iranas apšaudo laivus. Tai tik sudėtingas būdas pasakyti, kad sąsiauris uždarytas. Dabar 20% pasaulio naftos įstrigę Persijos įlankoje, todėl pakilo naftos kainos. Kaip jau esu sakęs anksčiau, visi Pentagone puikiai žinojo, kad Hormūzo sąsiaurio uždarimas yra galimas. Vien uždarimas nepakaktų priversti Jungtines valstijas pasitraukti, nes norint iš esmės atnaujinti informaciją apie tikėtiną karo baigtį, reikia netikėtų žinių. Tačiau Amerikos visuomenės reakcija į uždarimą ir Baltųjų rūmų nustebimas dėl nesugebėjimo susidoroti su pasekmėmis galėtų turėti tokį poveikį. Nepamirškime, iki vidurio kadencijos rinkimų liko mažiau nei 8 mėnesiai, o Trumpas valdžioje dėl ankstesnės administracijos nesugebėjimo spręsti paprastų žmonių įperkamumo problemas, administracija ėmėsi ieškoti sprendimų dėl išaugusių degalų kainų. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Svarstyta sustabdyti degalų mokestį arba panaudoti JAV strateginės naftos atsargas. Didžiausią poveikį karo krečiamam pasauliui turės vykdomasis veiksmas, kuris prieš pusmetį žiniasklaidoje atrodė tik kaip pastaba. Tai susiję su Indija, kuri, bent jau paskutinį kartą tikrinau, šiuo metu nekariauja. Pakistanas kariauja su Afganistanu, tad kas žino. Rugpjūtį JAV paskelbė antrinės sankcijas Indijai dėl rusiškos naftos importo. Taip, tai kas anksčiau atrodė tik abstrakti idėja, kurią dėstydavau studentams, tarsi tik akademiniais tikslais, dabar tapo tikrai reikšminga politika. Antrinės sankcijos išlaiko spaudimą pagrindiniam priešininkui, smogdamos tiesiogiai nesusijusiems asmenims. Tai gali skambėti keistai, tad pateiksiu dabartinį pavyzdį. Rusija puola Ukrainą. Vakarai tam nepritarė ir dėl to taiko Rusijai sankcijas. Dauguma jų prilygsta prekių embargui. Pagrindiniai pasiūlos ir paklausos ekonomikos dėsniai sako, kad jei Rusijos eksportuojamoms, tarkime, energetinėms žaliavoms nebelieka tokios paklausos, jų kaina kris tol, kol prekės ras norintį pirkėją. Savo ruoštų sankcijos poveikis nėra normali prekybos prekės vertė. Tai kainų skirtumas tarp to, kiek Rusijos gamintojai uždirbdavo anksčiau ir kiek jie gauna, kai turi ieškoti naujo pirkėjo. Šis kainų skirtumas dažniausiai būna $30 už naftos barelį priklausomai nuo laikotarpio. Šio proceso laimėtojas yra naujasis importuotojas. Indija iš esmės pasiima šią nuolaidą savo. Sankcijas taikančios šalys gali būti sumanesnės ir veikti daugiau. Tačiau joms reikia įvesti antrinės sankcijas. Indijai importuojant pigesnę naftą,
Jos eksportuotojai susiduria su vakarų embargais. Veiksmingos antrinės sankcijos atgraso Indiją nuo pirkimo. Rusiška nafta neturi pirkėjo, todėl Rusija praranda visą vertę. Būtent tai ir bandė padaryti Trumpo administracija dar rugpjūtį, grasindama 50% muito tarifų, jei Indija ir toliau pirks iš Rusijos. Tuo metu antrinių sankcijų politika sukėlė viešą pasipiktinimą. Turbūt tuo metu Trumpas visiems grasino muitais. Ar galbūt buvo ir tako? Nežinau, sunku prisiminti, kas vyko, rodos prieš visą geopolitinį dešimtmetį. Antrinės sankcijos sulaukė didelio abiejų partijų palaikymo kongrese. Tai buvo derinama su prekybos nuolaidomis iš Baltųjų rūmų, ši politika pasiteisino. Indijos rusiškos naftos importas sumažėjo. Taip viskas atrodė prieš prasidedant karui su Iranu. Naftos kainos pakilo, o Trumpo administracija 30 dienų sustabdė antrinės sankcijas. Logika čia yra paprasta. Jei ta nafta grįžta į rinką, pasiūla padidėja, o pasaulinės kainos krenta. Amerikos vartotojams bus lengviau, bet tai susilpnins tarptautinį pasipiktinimą į didesnės energijos kainas. Tačiau yra rimtų, šio sprendimo poveikis turi rimtų ribų. Tai laikinas sprendimas, atlaisvinantis tiek naftos, kiek per sąsiaurį praeina per 5-6 dienos. Tai nesmulkmena, tačiau gerų sprendimų nėra, išskyrus sąsiaurio atidarimą vienu ar kitu būdu. Trumpo administracija teigia, kad ši politika nepaveiks Rusijos eksporto kainų, nes daug rusiškos naftos stovi tanklaiviuose jūroje, neturėdama kur iškeliauti. Kremlius jau gavo pinigus išsiuntimo metu, todėl nėra žalos ar pažeidimo. Moratoriumas taikomas tik jau į tanklaivius pakrautai naftai, bet ne būsimiems Rusijos reisams per artimiausias 30 dienų. Ekonominis poveikis yra paprastas. Ši politika veikia lūkesčius dėl kitų išplaukiančių tanklaivių uždarbio ir faktiškai didina Rusijos pajamas. Visa tai daroma manant, kad antrinių sankcijų moratoriumas baigsis po 30 dienų ir Trumpo administracija neskelbs naujos pertraukos jokiai tuo metu pakrautai naftai. Nieko nestebina, kad Europa nebuvo patenkinta šią politiką. Merz, kuris šiaip jau palaiko Trumpo veiksmus Irane, pasakė: "Mes manome, kad sankcijų švelninimas yra klaida." Težia, Rusija vis dar nenori derėtis. Todėl mes privalome dar labiau didinti spaudimą Maskvai. Starmerio atstovas spaudai teigia, tai JAV sprendimas, tačiau mūsų pozicija aiški. Mes ir toliau esame pasiryžę daryti maksimalų ekonominį spaudimą Rusijai, siekdami teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje. Macronas buvo lakoniškesnis. Irano karo pasekmės jokių būdų nepateisina sankcijų atšaukimo. Antonio Costa, Europos vadovų tarybos pirmininkas, sakė, kad JAV sprendimas panaikinti sankcijas Rusijos naftos eksportui kelia susirūpinimą dėl Europos saugumo. Ekonominio spaudimo didinimas Rusijai yra lemiamas, kad ji sutiktų rimtai derėtis dėl teisingos ir ilgalaikės taikos. Atrodo, visi palaiko teisingą ir ilgalaikę taiką. Per pastaruosius 15 mėnesių Europa padidino paramą Ukrainai, o JAV nutraukė tiesioginę finansinę pagalbą, bet teikia gyvybiškai svarbę žvalgybinę paramą ir pirmenybę europiniams ginklų pirkimams Ukrainai. Kaip manote, kokia dabar Europos pozicija dėl antrinių sankcijų, atsižvelgiant į tuos komentarus? Įtariu, kad jei prisiminsite, kas buvo prieš 6 mėnesius, ir vėlgi žinau, kad tokiais laikais tai didelis prašymas, galbūt prisiminsite atsakymą. Trumpas viešai svarstė galimybę įvesti panašias antrinės sankcijas Kinijai, tačiau nurodė, kad tai padarytų tik tuo atveju, jei tą patį padarytų ir Europa. Tačiau Europa atsisakė tiek to, tiek ir Indijai taikytos antrinės sankcijos. Kalbant apie Kostos komentarus, tai buvo vienašališkas sprendimas. Europa niekada neprisijungė prie plataus antrinių sankcijų režimo. Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė visiškai neatleidžia Indijos įmonių nuo atsakomybės. Importuotojams gali būti uždrausta naudotis Europos finansinėmis paslaugomis. Gali būti uždrausta eksportuoti į Europą produktus, pagamintus iš importuotos rusiškos naftos. Tai tikrai atgrasys kai kurias įmonės nuo bendradarbiavimo su Rusija, ypač didesnius tarptautinius konglomeratus. Kol tai legalu, visada bus verslininkų atsisakančių verslo su vakarais, kad užsidirbtų krūvą pinigų iš Rusijos.
Tai nėra maksimalaus spaudimo kampanija, kurią apibūdino Starmerio atstovas spaudai. Pelno siekio atsisakymas reikalauja, kad Indija pati save kontroliuotų. Europa niekada nepriėmė tokių teisės aktų. Visa ankstesnė Donaldo Trumpo kritika kilo dėl to, kad jis 30 dienų atšaukė politiką, kurios pati Europa nepriėmė. Emmanuelis Macronas ir Mers tiesiogiai nekontroliuoja prekybos politikos dėl Europos Sąjungos. Yra ir kitų, kurie sudaro didesnės kliūtis, net jei vienas jų gali greitai netekti darbo. Tačiau tai nekeičia Europos iniciatyvos trūkumo. Nenoriu ties tuo apsistoti, nes šis kanalas ieško konstruktyvių sprendimų. Jei šie klausimai jums svarbus, siūlau kreiptis į atstovus, nes Europa pagal skaičiavimus gali savarankiškai sustabdyti Indijos rusiškos naftos importą. Jungtinės valstijos turėjo pakankamai svertų priversti Indiją taip elgtis. Indijos eksportas į JAV siekia 88 milijardų dolerių per metus. Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės eksportas sudaro 89 milijardų. Akivaizdu, kad tarp jų yra tam tikrų niuansų. Paviršutiniškai žiūrint, tokios grėsmės Europai pakaktų, kad įprastai Indija paklustų. Pažvelgus plačiau, antrinių sankcijų klausimas Indijai yra tik viena platesnio naftos paveikslo dalis. Akivaizdu, kad Rusija trumpuoju laikotarpiu daugiausiai laimi iš Irano karo. Prieš kelias savaitės nafta kainavo apie $65 už barelį. Rusijos biudžetas negalėtų išlaikyti tokio pastangų lygio, kokį Kremlius nori dėti Ukrainoje. Po metų planavimo ir brangiai kainavusio, bet teritorinių požiūrių sėkmingo puolimo ėmė ryškėti plyšiai. Net ir pasigėjus karui Irane ir kylant naftos kainoms, per savaitę prarasta 78 km2 teritorijos. Atrodė, kad ši ilga Rusijos laimėjimų serija gali būti pakreipta atgal, bent trumpam. Ukrainos pažanga daugiausia Zaporižijos fronte yra taktiniai laimėjimai šiaurės rytų Donecko regione. Šiuo metu daug diskutuojama, kas gali vykti. Akivaizdžiausia tiesioginė priežastis yra Rusijos valdomų Starlink terminalų išjungimas. Tai sukrėtė Rusijos vadovavimą ir valdymą, taip atverdama patogius taikinius Ukrainai. Ukrainos kariai gerai pasinaudojo šią galimybę. Kremlius taip pat bando riboti Telegram naudojimą, kuriuo remiasi fronto kariai. Tai kelia klausimą, kaip regioninė galybė su pasaulinėmis ambicijomis ima pasikliauti privačia programėle kariuomenės komunikacijai. Tačiau tai taip pat paskatino gandus, kad Kremlius vis labiau nerimauja dėl pilietinio pasipriešinimo Maskvoje ir todėl dabar imasi prevencinių priemonių. Šiuo metų laiku orai visada tampa diskusijų tema. Žiemos atlydžiai ir pavasario lietūs trukdo judėti į priekį. Tačiau tai nėra visa tiesa, nes tai rodo tik Rusijos laimėjimų mažėjimo, bet ne iniciatyvos perėjimo Ukrainai. Galima manyti, kad orai sustabdė Rusijos laimėjimus kai kuriuose fronto linijos atkarpose ir užkirto kelią abiejų pusių galimiems vienas kitą panaikinantiems laimėjimams. Ukraina teigia, kad pastaraisiais mėnesiais naikino Rusijos karius greičiau, nei Kremlius spėjo pritraukti naujų. Tačiau tai vis tiek nepaaiškina, kodėl Ukraina turi pranašumą. Rusijos puolimas yra nenaši sistema, verčianti gyvybės teritoriniais laimėjimais. Rusijai praradus dalį karių, tai neturėtų suteikti Ukrainai iniciatyvos. Tai turėtų priversti Rusiją mažinti puolimo lūkesčius ir bandyti įšaldyti fronto linijas ten, kur sunku judėti. Todėl čia vyksta kažkas kita. Ryšių sistemų išjungimas gali sutrikdyti Rusijos pajėgas, tačiau Ukrainos laimėjimai gali sumažėti, kai Rusijos kariai prisitaikys prie alternatyvių sistemų. Galbūt yra kažkas struktūriškesnio tame, kad Ukraina atpažįsta Rusijos strateginį pažeidžiamumą. Reikia palaukti ir pamatyti. Galiu tikrai pasakyti, nesvarbu, kas slepiasi po Ukrainos puolimu ar kontratakomis, padeda tai, kad fronto linijoje mažiau Rusijos karių. Tai grąžina prie naftos klausimo dėl Irano karo. Rusija verbuoja karius, siūlydama konkurencingus atlyginimus.
Atlyginimai priklauso nuo vyriausybės galimybių juos mokėti, o tai susiję su jos gebėjimu priimti naują darbuotoją iš produktyvios ekonomikos. Naftos kainų kritimas sukėlė didelę įtampą Rusijos ekonomikai. Naftos kainų šuolis tapo Kremliui gelbėjimosi ratu. Trukmė priklauso nuo krizės Hormūzo sąsiauryje. Jei dirbčiau Kremliuje, jausčiausi gerai, bet nesijaučiau ramiai dėl situacijos. Man taip pat reikia kantrybės. Padidėjęs verbavimas lėtai pasieks frontą. Galima sakyti, kad kova Ukrainai pagal skaičius seksis gerai, bet tai nereiškia, jog ji gali nekreipti dėmesio į naftos situaciją. Vis dėlto, Europa turi galimybę sušvelninti žalą. Iš tikrųjų, Europa visada turėjo galimybę sušvelninti žalą. Rusijai reikia tanklaivių, kad galėtų pristatyti naftą į rinkas, kurios vis dar nori ją pirkti. Rusijos laivai susiduria su problema. Jiems tenka plaukti per Europos kontroliuojamas teritorijas. Europa daugelį metų vangiai taikė savo sankcijas ir jūrų teisę. Tai pasikeitė, bet Europos veiksmai išlieka nenuoseklūs. Atrodo, kad Ukraina nuveikė tiek pat ar daugiau, pasiųsdama dronus smogti Rusijos laivams Viduržemio jūroje, kai šie plaukė Sueco kanalo link. Svarbiausia, kad pasaulinė naftos kaina nesvarbi, jei Rusija jos negali eksportuoti. Kremlius dažniausiai naudoja šešėlinį tanklaivių laivyną. Sustabdykite tanklaivius ir tai, kas vyksta Irane, taps nesvarbu. Šie švelninimo veiksmai reikalauja, kad Europa susitaikytų su Rusijos eskalacija. Nėra rizikos, nėra atlygio. Kremlius beveik nereagavo į kelis Europos turto konfiskavimus. Todėl sugriežtinimas nebūtinai sukels krizę visame Europos žemyne. Vaizdo įrašai nebūtinai baigėsi tuo, kad aš pasakoju apie šias dvi nuostabes knygas apie karą. Pirmąjį karą. Aš linkęs eiti tą kryptimį, kai kalbame apie Ukrainą. Daugiau informacijos vaizdo įrašo aprašyme. Jei patiko vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite, užsiprenumeruokite. Iki kito karto, viso gero.